Kągi, aš priimu kolegos Kauno miesto mero iššūkį. Tiesa, kitų lygmenių, nes jėgos yra nelygios. Kaip matot, aš jau ir šią savaitę, kaip meras, vaikštau su Juventus marškinėliais, todėl kad tiek man, kaip rajono vadovui, tiek Utenos krašto žmonėms, jau vien tas faktas, kad Utenos Juventus pateko tarp 8 komandų, yra be abejo šventė. Na, tuo atveju, jei Utenos Juventus patektų, iškoptų į Karaliaus Mindaugo krepšinio taurės finalą ir jį laimėtų, ir mano džiaugsmas turbūt turėtų būti daug didesnis, daug įspūdingesnis negu Kauno miesto mero. Manyčiau, kad galėtų man tokiu atveju galbūt tektų vaikščioti savaitę į darbą iki pusėje nusirengusiam ir dar ant krūtinės susirašęs Juventus. Aišku, be abejo, tokiu atveju kiltų daugybė sveikatos, moralinių, estetinių problemų tiek man pačiam, tiek kitiems. Todėl atsižvelgdamas į aplinkybės, į tam tikras nelygias sąlygas, aš pažadu, kad jei šį vakarą Utenos Juventus nugalės Lietuvos Rytą, tai prieš artimiausią Juventus dvikovą Utenos sporto arenoje aš atsistosiu prieš 1000 Utenos sirgalių minią ir perskaitysiu savo sukurtą odę Utenos Juventus komandai.